Esu Robertas iš RPC, nesu pats jauniausias asmuo, aš per senas. Man patinka žaisti senesnius žaidimus. Kalbame apie Half-Life'ą, Half-Life 2, Counter-Strike Source'ą, Oblivioną. Tokiem dalykam nereikia labai prašmatnaus ir brangaus kompiuterio. Mes savo internetiniam puslapį padarėme konfiguratorių tokiem biudžetiniam kompiuteriam, tarkim su Intelio 4 kartos sistema. Šitas kompiuteris kainuoja 205 eurus ir pasižiūrėsime, kaip jisai paveža tokius nostalginius žaidimus. Tokius žaidimus, kaip mes būdavom jauni. Pradedam nuo Half-Life 2. Ar sklandžiai viskas atrodys. Čia yra 4 kartos i5, RX 470, 8 tik tai GB DDR3 RAM su 500 GB SATA SSD. Nėra, kad, žinot, labai būtų sunkus žaidimas ant sistemos jūsų. Half-Life'as yra amazing. Pirmą ryto ką veikia? Half-Life'ą, baby. Mes jau žaidime. Bet žiūrėkite. Be strigimų, sklandžiai. Čia ant 1080p nustatymų. Į kurią pusę reikia bėgti? Į šičią. Ok. O, labas. Nustatymai, tikrai tiksliau optimizacija yra puikia. Taip, tokiam žaidimui nieko prašmatnaus nereikia. Sekantį žaidimą, kurį bandysime įjungti, Oblivionas. Farewell. Turbūt iš visų tokių labiau nostalginių žaidimų, jisai yra tas, kuris labiausiai apkraus jūsų sistemą. Bethesda optimizacija, žaidimas užsikrovė. Cutscenas veikia. Praskipinam cutsceną, bum bum bum, RPC, tiesiog RPC. Norėjau kokį bairį įmesti, bet geriau ne. Nu žiūrėk, 1080p. Taip, nenaujas žaidimas. Taip, nėra kažko čia labai kieto, bet čia yra 200 eurų kompas. O kaip čia šokti reikia? Siaubas. O, žiūrėk, koksai aš gražus. O, ateina. Draugai jie. Davai, ateikit. Niekur aš nepasitrauksiu. Viskas, negaliu nieko padaryti. Cutscenas prasidėjo. Dar keli žaidimai, kuriuos mes esame ištestavę ant šitos sistemos. Yra Fallout New Vegas. New Vegasas yra sukurtas senesniem Windows'am, 10 Windows'ai jį nebaisiai palaiko, bet vis tiek su teisingais modais galima padaryti, kad žaidimas veiktų puikiai. Age of Mythology. Vienas iš geriausių strategų visų laikų. Aš kiek žinau, ponas Aurimas net mėgsta. Su tokiu kompu galima Counter-Strike 2 pažaisti realiai ant mažesnių nustatymų. Vienas iš žaidimų, kurį 99% žmonių, kurie žiūri šitą video, net nežinos, kas tai yra Giants Citizen Kabuto. Bėlė koks geras žaidimas. Pradedi žaisti kaip spacemenai planetoje. Žiauriai juokinga istorija. Pusiau šaudyklė, pusiau RPG, pusiau strategas. Ir visi šie žaidimai veikia ant tokios sistemos be jokių problemų. Kaip minėjau, jeigu norite numalšinti savo nostalgijos norą, nueikite į RPC.lt, search'e įrašykite susirink pats, ten galėsite pasirinkti Intel 4 kartos konfiguratorių, kurių kompiuteriai prasideda nuo maždaug 200 eurų. Ko laukiate? Einam nostalgijos biškį pakapot. O aš einu toliau Oblivioną žaisti. Gal namo varyk? Nevarysiu.